Labadiena, Los Andželo, o taip pat artimųjų bei tolimųjų apylinkių lietuviai. Aš esu Eduardas ir norėjau visus pasveikinti Los Andželo lietuvių televizijos vardu su artėjančiam šventom kalėdom ir naujaisiais metais. Ir tą progą norėjau paskaityti jums šitas trumpas, bet labai prasmingas eiles. Taigi, pasiruoškit visi, dėmesio, pradedam. Šventų kalėdų nuostabi naktis, tegul išsklaido nerimą ir baimę, tegul užgimsta vėl nauja viltis, kuri grąžina mums tikėjimą gyvenimu ir laimę. Tegul sugriuva ir prasmenga viskas, kas žmogiškumo šviesą tik užstoja, tegul naujųjų metų sniegas, visas skriaudas, džiaugsmu ir meilę te užkloja. Tai yra viskas. Taip pat pasinaudodamas progą norėjau palinkėti visiems draugams ir artimiesiems, pažįstamiems ir nepažįstamiems, priešams ir nepriešams, jūsų šeimoms ir jūsų artimiesiems, palinkėti naujais metais ateinančiais daug džiaugsmo, laimės, meilės ir visų jūsų giliausių ir didžiausių svajonių išsipildymo. Prašome visus ateiti ir dalyvauti lietuvių bendruomenės renginiuose, nes visos lietuvių organizacijos labai sunkiai dirba palaikyti lietuvybę ir lietuvių kultūrą ir dėl to jūsų dalyvavimas, galima sakyti, yra būtinas. Taigi, nepamirškite šiandien ateiti į kūčių laikomas mišias 12 val. Penktadienį, o taip pat rytoj California.com organizuoja šventinį kalėdinį vakarėlį V-Lounge bare Santa Monikoje. Išsamesnį informaciją galite gauti nuėję į mūsų tinklalapį www.lalt.tv. Tai tiek. Viso gero ir linkiu visiems linksmų švenčių. Iki.